Kaip vaikštai tu? Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubals ir sveiki atvykę į naująjį 67. 6, 7. If you're a parent, if you're a teacher, you know exactly what we're talking about. Generational inside joke. Yeah. Psychologists say these trends are not harmful, parents. They're actually a way for kids to bond, feel included. Sveiki atvykę į naująjį Tech naujienų epizodą. AMD pristatė Ryzen 9 9950 X3D2 Dual Edition, kuris taps vienu pažangiausių stolinių kompiuterių procesorių rinkoje. Didžiausia naujovė – pirmą kartą 3D V-Cache technologija naudojama abiejose čipo modeliuose, o ne tik viename, kaip ankstesniuose variantuose. Šis procesorius turi net apie 208 MB bendros cache atminties, iš kurių apie 192 MB sudaro 3D V-Cache. Tai yra vienas didžiausių cache kiekių tarp vartotojams skirtų CPU. Ką tai duoda realybėje? Greitesnį duomenų pasiekimą, geresnį žaidimų našumą ir efektyvesnį darbą su dideliais projektais. Renderinimas, AI ar kažkokia tai kūryba. Naujasis modelis išlaiko aukštos klasės parametrus. 16 branduolių su 32 GB, Zen 5 architektūra, iki 5,6 GHz boost dažnį ir apie 200 W TDP. Palyginimui, ankstesnis Ryzen 9 modelis turėjo mažesnį cache ir apie 170 W TDP, tad naujas variantas yra galingesnis, bet ir reiklesnis aušinimui. AMD teigia, kad naujas procesorius pasiūlys maždaug nuo 5 iki 10% geresnį bendrą našumą, iki 13% pagerėjimą kai kuriuose AI ar kūrybinėse užduotise. Tačiau svarbus niuansas, žaidimuose šuolis gali būti mažesnis nei tikėtasi. Dalis ekspertų pažymi, kad ne visi žaidimai išnaudoja tokį didelį cache, todėl realus skirtumas gali būti ribotas. Kam skirtas šis CPU? Skirtingai nei ankstesni X3D modeliai, kurie buvo labiau orientuoti į gamingą, šis modelis pozicionuojamas kaip hybridinis monstras. Tai aukštos klasės žaidimams arba turinio kūrimui, Blenderiui, Unreal Engine, video kūrimui, AI ir simulacijoms. Didelis cache kiekis ypač naudingas užduotims, kur reikia greitai apdoroti didelius duomenų kiekius. Aš kažką ką tik paspyriau. AMD patvirtino, kad Ryzen 9 9950 X3D2 Dual Edition pasirodys 2026 m. balandžio 22 d. Kaina kol kas oficialiai nepaskelbta, tačiau tikimasi, kad jis bus brangesnis už apie $700 kainuojantį 9950 X3D, bet pigesnis nei Threadripper klasės procesoriai. Meta pristatė naujuosius Ray-Ban išmaniuosius akinius su dioptrijomis. Meta Platforms plečia savo išmaniųjų akinių liniją ir pristatė 2 naujus modelius skirtus žmonėms, kurie nešioja korekcinius akinius. Tai svarbus žingsnis siekiant padaryti AI akinius kasdieniu įrenginiu, o ne tik nišiniu gadžetu. Naujieji modeliai pirmą kartą fokusuosis į regėjimą ir tai bus Ray-Ban Meta Blazer Optics su kampuotu dizainu ir Ray-Ban Meta Scriber Optics su apvalesniu ir labiau klasikiniu dizainu. Abu sukurti su Essilor Luxottica, kompanija, kuri valdo Ray-Ban. Didžiausias skirtumas nuo ankstesnių versijų, šie akiniai nuo pradžių sukurti žmonėms su dioptrijomis, o ne tiesiog pritaikyti vėliau. Meta daug dėmesio skiria ne tik technologijai, bet ir patogumui. Reguliuojami rėmeliai pagal veido formą, keičiamos noselės, lankstesni vyriai, keli dydžiai ir spalvos. Taip pat palaikoma dauguma regėjimo korekcijų, nors sudėtingesni receptai gali reikalauti optiko pagalbos. Technologiškai akiniai išlaiko pagrindinės ankstesnių Ray-Ban Meta funkcijas. Balso asistentą su Meta AI, nuotraukų ir video įrašymą, muzikos klausimą per integruotus garsiakalbius ir žinučių skaitimą bei atsakinėjimą. Kai kuriuose versijose taip pat bus navigacija, AI funkcijos ir net eksperimentinės funkcijos kaip meal logging ar žinučių santraukos. Planuojama kaina apie $499, o išankstiniai užsakymai jau pradėti Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau oficialus pasirodymas bus šių metų balandžio 14 d. Nepaisant progreso, išlieka keli klausimai. Privatumo problemos. Kamera ir AI ne visą laiką puikiai derinasi. Toliau iš tiesų tęsiam šiek tiek apie Meta. Meta pirmą kartą pralaimėjo bylą dėl žalos paaugliams. Technologijų pasaulyje įvyko istorinis lūžis. Meta Platforms pirmą kartą buvo pripažinta atsakinga už žalą, kurią jos socialiniai tinklai padarė jaunam vartotojui. Tai gali tapti vienu svarbiausių precedentų visai technologijų industrijai. Los Andželo teismas nusprendė, kad Meta kartu su YouTube yra atsakinga už jaunos moters psichikos sveikatos problemas, kurios kaip teigta kilo dėl priklausomybės sukeliančio platformų dizaino. Prisiteista apie $6 milijonus žalos atlyginimo ir didžioji dalis atsakomybės teko būtent Meta. Tai pirmas toks atvejis, kai socialinių tinklų dizainas teisiškai pripažintas žalingu. Tačiau bylos esmė ne turinys, o pačių platformų veikimo principas. Tokie dalykai kaip Infinite Scroll, algoritminės rekomendacijos ir automatinis video paleidimas, pasak teismo, buvo sukurta taip, kad maksimaliai ilgintų vartotojų laiką platformoje. Byloje buvo pateikta įrodymų, kad tokios funkcijos gali skatinti priklausomybę, kelti nerimą ir depresiją ar savivertės problemas. Ieško
Pašnekovė teigia, kad pradėjo naudoti socialiniais tinklais dar vaikystėje ir ilgainiui tai prisidėjo prie psichologinių problemų ir net savęs žalojimo. Dar svarbiau, paaiškėjo, kad pačios įmonės viduje buvo diskutuojama apie šių produktų priklausomybę sukeliančią prigimtį. Teismo metu Meta bandė gintis teigdama, kad vartotojos problemos kilo dėl šeimos ir aplinkos veiksnių ir socialiniai tinklai nėra pagrindinė priežastis. Tačiau prisiekusieji šių argumentų nepriėmė. Priešingai, tokia strategija sulaukė kritikos kaip aukos kaltinimas. Tai kas pasikeis po šios bylos? Šis sprendimas gali turėti didžiulį poveikį jau dabar tūkstančiai esančių bylų prieš socialinių tinklų įmonės ir ši byla laikoma testinė. Jos rezultatai gali nulemti kitų bylų eigą. Gali atsirasti nauji įstatymai reguliuojantys socialinius tinklus. Ir kai kurie eksperimentai net lygina šią situaciją su bylomis prieš tabako kampanijas 90-aisiais. Tai ne vienintelis smūgis Meta. Kitoje byloje bendrovei buvo skirta net $375 milijonai bauda už vaikų saugumo pažeidimus ir vis daugiau vyriausybių svarsto griežtesnį socialinių tinklų reguliavimą. Visa tai rodo, kad technologijų gigantai pradeda prarasti ilgai turėtą teisinį imunitetą. Nors Meta planuoja apskųsti sprendimą, jau dabar aišku. Teismai pradeda laikyti platformas atsakingas ne tik už turinį, bet ir už jų dizainą. I think it's kind of a win. AI algoritmai ir engagement sistemos tampa teisinės atsakomybės objektu. OnePlus traukiasi iš dalies rinkų? Situacija nėra tokia paprasta. Pastarosiomis dienomis internete pasirodė antraštės teigiančios, kad OnePlus traukiasi iš Europos, Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų rinkų. Tačiau reali situacija yra kiek sudėtingesnė ir netokia dramatiška, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Diskusijos kilo po pranešimo apie mažėjančią OnePlus veiklą kai kuriuose rinkose, ribotą naujų modelių prieinamumą ir reorganizaciją įmonės viduje. Tai paskatino spekulacijas, kad bendrovė gali visiškai pasitraukti iš vakarų rinkų. Pati OnePlus tokius teiginius paneigė. Bendrovė tvirtino, kad neplanuoja visiškai pasitraukti iš Europos ar JAV, toliau investuos į pagrindinės rinkas, tačiau gali optimizuoti veiklą ir produktų pasiūlą. Kitaip tariant, kalbama ne apie išėjimą, o apie strategijos keitimą. Tai kas iš tikrųjų vyksta? Labiau tikėtina, kad OnePlus mažina fokusą mažesnėse ar mažiau pelningose rinkose ir koncentruojasi į stipresnės pozicijas turinčias šalis. Tai jau matėme ir anksčiau. Kai kurios funkcijos, programinė įranga ir net dizainas tarp OnePlus ir Oppo įrenginių vis labiau sutampa. Kodėl tai vyksta? Priežastys gana aiškios. Stipri konkurencija iš tokių gamintojų kaip Samsung Electronics ir Apple, augančios marketingo ir platinimo išlaidos, mažesnės maržos kai kuriuose rinkose ir papildomi reguliaciniai ir politiniai iššūkiai. Be to, OnePlus jau nebėra tas flagship killer prekės ženklas, kuriuo buvo anksčiau. Kainos išaugo, o konkurencija tapo agresyvesnė. Didelė įtaka turi ir tai, kad OnePlus vis labiau susilieja su Oppo. Jie dalinasi technologijomis, naudoja bendrą programinę įrangą ir koordinuoja produktų linijas. Tai leidžia mažinti kaštus, bet kartu mažina ir OnePlus kaip atskiro prekės ženklo identitetą. OnePlus telefonai tikrai nedings staiga iš rinkos, tačiau gali būti šiek tiek mažiau modelių, ribotas prieinamumas kai kuriuose šalyse ir daugiau panašumų su Oppo įrenginiais. Nors antraštė skamba dramatiškai, realybė tokia. OnePlus neužsidaro ir visiškai neišeina. Šį epizodą filmuojame balandžio 1, tai 1 su melagių dienaigės. 2. Šiandien kyla raketa į Mėnulį. Taip, Gedai. NASA raketa kyla į Mėnulį. Naujienų pakol kas dar neturim, bet balandžio 6 jinai turėtų jau būti prie Mėnulio ar nusileisti jame? Niekas nesileis. Turėtų būti prie Mėnulio jau balandžio 6. Būtinai apie tai pranešim kitą savaitę, bet jeigu žiūrite dabar ir įdomu, kaip tai raketai sekasi, galite nueiti pasižiūrėti NASA YouTube kanale. Tai tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode 6-7. Ačiū labai, kad mane žiūrėjot ir kad komentuojat. Labai fainas feedbackas iš jūsų dėl Oskaro videko. Dėkojam dėl to. Labai smagu, kad jums taip įdomiai susižiūri tie videkai, nes darbo tikrai buvo įdėta nemažai ir laiko užtruko pakankamai daug. Tai eikit pasižiūrėti, jeigu dar nematėt Oskaro videko, kuris turėtų būti prieš šitą video. Ir susitiksim kitą savaitę. Ate. Keičiu lytį su balandžio 1.